Labas rytas visiems mano žiūrovams. Štai tokie laukai šiandieną pas mumi. Saulutė šviečia pakolkas, žada šiandien lietų. Nieko gero bus. Turim 4 didelius laukus. Su klubu kasinėjom. Ten daug žmonių įsisklaidė jau po laukus. Žodžiu, tokia pradžia pas mus šiandieną. Nu ką, atėjau į lauką antrą. Per pirmą tai prabėgau greitai ir radau sagtelę. Ne sagtelę, sagą, sorry. Saga karinė. Tokia vat sagulė. Kaip čia saulės padarysim. O tokia va graži šita saga. Kareiviška. O, žodžiu. Viskas tvarkoj, pirmas radinukas, mano draugai. Dar tokios neturėjau, tai visą laiką malonu kažką naują surasti. Ok, ką eisime toliau, bandysime laimę. Nu ką, pirma moneta pasirodė. Jurgio 5, fartingas. Mano 4 penso. Apsinešęs. Žemė tokia kaip smėliukas, bet liūpni gana. Nematau metų. Metai ten apačioj turėtų būti. Žodžiu, tokia va monetėlė. Jurgis 5. Gerai, tęsime paieškas toliau. Graži diena pakolkas vis dar, bet žada lietų. Toks signalas gražus. Praeiti tokį nevalia. Gali būti aišku šiukšlių, bet niekas nežinai. Šalia. Oi, tai negražiai. Turbūt šiukšlė bus. Šuvis šaiba. Tokį keistą sagą radau. Erelis ir karūna virš jo. Erelio dabar nesimato, bet pavalysiu, įdėsiu nuotrauką. Pirmą kartą tokį matau. Net gal ne angliško. Su ereliu. Įdomu. Buvo pauksuota varkšė, bet pauksavimas nuėjęs. Nu gerai. Įsiaiškinsim gal. Oras jau nieko gero darosi. Jau neaukėsi po biškiuką. Nu, aš radau savo priešą numeris 1. Muškėtas kamariukas. Pistoletinis tikriausiai. Aha, tuo čia bus lietučio. Einu į kitą gatvės pusę. Ten dar 2 laukai. Ten man ir romėnas lindo. Ir turėjau kaltinuką. Ir reikia tenais eiti. Damas ir džentelmenai, skubu jums pranešti, kad išlindo pagal mane kaltinukas, sakyčiau. Jo, hei, kaltinukas. Ir skambėjo tai labai negražiai. 10 rodė. Ir va jums. Sidabrinė viduramžių moneta. Hei, kaip šaunu. Man patinka sidabrinės viduramžių monetos. Galiu iškart prisipažinti. Karalius. Sunkiai jaučiai matomas. Karūna viršuje. Jo, bet vis tiek labai malonu. Gabalėlį sidabrą rasti, atėjau kitą lauką. Čia jau buvęs. Ten bažnyčia tolumoj matosi. Prie bažnyčios visą laiką gerai kasinėti, nes būdavo turgus netoli ir matosi, kad, nu, dirbami laukai buvo, kur bažnyčios stovėjo netoli. Tai vat. Ką, einam toliau? Gaudau mažus signalus ir va, ką pagaunu. Mažus signalus gaudau žemus, todėl, kad čia didelių nelabai ir yra, nes jau mes kasinėjom gal 3 ar 4 kartus šitos laukus. Bet vat, žemus signalus gaudant galima dar pagaudyti. Čia yra 16 amžiaus žetonas prekybininko su skylute. Kažkas tai pragrįžė skylutę, turbūt, kad ant siūlo susiverti ir nešioti. Bet tikriausiai siūlas trūko
ir įsibarstė čia po visur po žolę. Tikriausiai tokia istorija buvo. O gal ir ne. Kas ten žino. Toks paviršinis signaliukas buvo, čia nais va, sakau, kastų biškį kasteliu ir va, žiūrėkit. Sidabriaukas išlindo. O, 6 pensai, 1,9, 2,8. Tai Jurgis 5. 6 pensuliai. O, laukas kaltas. Visų, kas tik tai netingėja per kelis kartus. Čia tas kasimai buvo šitam laukia ir šiam, kad nori dar 30 pensų. 6 pensai išlindo. Palipat viršų. 50% sidabro šitam. Tokie vat reikalai kol kas. Nu, dvigubas sidabras šiandieną. Visai pusė velnių. Į tą lauką ten tolimą prie bažnyčios net neinu, nes ten tiek žmonių daužytas, sakau, tiek to čia naistis geriau. Kažkoks tai toks neblogas signaliukas pasirodė. Bet 21 ir visai net nesikeičia skaičiukai. Gali būti kažkokia šiukšlė arba saga kokia. Kas čia gali būti? Svaras gal koks? Ei, kas tu? Sagabas, turbūt. Ne? Kažkoks tik pininis daiktas. Kas čia yra? Dar nesuprasiu. Kažkoks tai storas švino gabalas. Gal koks svarelis buvo? Na, nesuprasiu. Dedam į šiukšlinę. Jau, keliavam toliau. Nu ką, tiek sušlapti dabar. Oi, sušlapsime mes. Bet, ką padarysi, toks jau hobis. Tiek šlapti. Galiu pasakyti, kad visai nemalonu šlapti iš tikrųjų. Eina, peglom, kai duoda, visas šlapės jau bėgu į mašiną. Čia taip papuoliau į pasalą, eina peglom, visas jau šlapės kiaurai. Ledukais duoda. Labai jau smarkiai duoda. Oi, kaip smarkiai. Žodžiu, va tokie reikalai už lango. Visiškai nieko gero, ką. Pasižiūrėjau prognozės, leis likusią dieną. Žodžiu, nieko gero visiškai. Todėl teks važiuoti namų čia. O ką, prieš tai pasižiūrim kokie radinukai. O radinukai mano šiandien tokie. Galėjo būti geriau, aišku, bet kad lietus neleidžia. Tai vat, radau 3 variokus, suplūkusius tokius, karinė saga, šitas daiktas net nežinau kas, nu, 2 sidabrai, vienas viduramžių, kitas jau 20 amžiaus, prekiautojas žetonas 17 amžiaus visas pavargęs ir dar viena sagulė tokia, su kažkokia višta ir karūna. O tokie pas mane radinukai. Gaila, kad lietus išvyja, bet ką padarysi. Žodžiu, va taip va, matot patys nieko gero. Tai jau nepakasinėsiu, nes šlapios kojas, viskas šlapia, triusikai šlapi. Žodžiu, nedabėgu iki mašinos susidėti neperšlapamų rūbų, bet ir jie nebūtų padėję. Tai va, ačiū visiems, kad žiūrėjot. Susitiksim kitą kartą, tikiuosi bus daugiau radinių. Ate.